ChatGPT suklastoja teismo bylas. Tai vienas advokatas teigia, kad vienintelį kartą pasinaudojo dirbtiniu intelektu, sprendžiant tam tikrą bylą, ir dirbtinis intelektas jam pateikė daugybę duomenų ir informacijos apie savo tyriamą atvejį, kurie paskui jau paaiškėjo, kad buvo labai neteisingi ir buvo sufalsifikuoti dirbtinio intelekto fantazijos. Ir už tai galiausiai baudžiamoji atsakomybė teko ne baudžiamam žmogui, o pačiam advokatui. Pavyzdžiui, 21 metais fiksuotas įvykis, kai pokalbių robotas kalbina žmogų nužudyti Anglijos karalienę. Toks keistas įvykis. Taip pat dar kitas įvykis, kai medicininės pagalbos pokalbių robotas vėl rekomenduoja savižudybę, kaip sprendimą. Neskiria gero nuo blogo, nes tai yra subjektyvus dalykas, kur reikia žiūrėti ir vietą, laiką, aplinkybės, asmenybės ir taip toliau. Ne tiesiog atlikti užduotį pagal pareikalavimą, kaip kad ar mokinys paprašė, kad jam suklastotų esę, ar tai yra intelektualu tai atlikti, tai padaryti, suklastoti mokinį esę, ar tai yra tikrai protinga, automatiškai tai yra padaroma, atliekama, ir taip gaunasi sugadinamas pats mokymosi procesas, ir daug kitų dalykų.